Trakų estetikos centre galite apsilankyti ir radio dažnio procedūrai. Mes turime frakcinį radio dažnį bei termaž radio dažnį arba monopoliarinį radio dažnį. Radio dažnio procedūra tai yra procedūra, kurios veikimas yra nukreiptas į kolageno ir elastino stimuliaciją. Tik tais, kad audiniai yra įkaitinami nuo epidermio iki dermos. Ir tokiu atveju poveikis yra daromas visiems odos sluoksniams. Monopoliarinio radio dažnio dėka arba termaž funkcijos dėka mes galime įvesti į gilesnius odos sluoksnius aktyvius ingredientus, kurie padės papildyti odos resursus tam, kad odos regeneracijos procesai įvyktų ženkliai greičiau palyginus su kitomis metodikomis. Radio dažnio dėka odoje yra išgaunami ne vien tik tais liftingo rezultatai, bet ir siaurėja poros, mažėja raukšlių gylis, mažėja paviršinės hiperpigmentacijos požymiai, o būtent dėl to, kad suaktyvėja ląstelių veikla, greitėja odos atsistatymo visi procesai, oda greičiau atsinaujina, atsistato, ypatingai tais atvejais, jeigu yra matomi fotoindukcinio senėjimo požymiai arba saulės pažeidimas odos paviršiuje. Sekanti funkcija radio dažnio tai yra frakcinis radio dažnis arba bipoliarinis radio dažnis. Šios unikalios metodikos metu iš vieno elektrodo iki kito elektrodo sklinda šiluma. Tokiu būdu yra tikslingai įkaitinamas apatinis dermos odos sluoksnis ir būtent frakcinis radio dažnis yra nukreiptas į estetinių odos problemų korekciją. Tai jeigu norima sustangrinti odą, jeigu norime veikti prevenciškai senėjimo procesus, tai rekomenduojama rinktis frakcinį radio dažnį. Kokiais atvejais reikėtų pasirinkti radio dažnio procedūrą? Iš esmės, dauguma estetinės medicinos aparatų yra nukreipta būtent į tai, kad išstimuliuoti kolageno bei elastino sintezę. Ir radio dažnio aparatas, ir HIFU aparatas arba smas liftingo aparatas stimuliuoja fibroblastų veiklą bei tikisi tinkamo kolageno bei elastino skaidulų sintezės suaktyvėjimą. Kada reikėtų pasirinkti vieną arba kitą metodiką? Iš esmės, jeigu jūs savo odoje matote perteklinį poodinį odos sluoksnį, jeigu matomos yra klostės, tai reiškia veido ovalo pakitimai, ptozė, jeigu yra matoma apatinėme veido trečdalyje, bei jūs norėtumėt sustangrinti iš gilesnių struktūrų pačią odą, tokiu atveju reikėtų pasirinkti HIFU metodiką, nes būtent dėka jos jūs galite veikti ir prevenciškai prieš klosčių atsiradimą bei gerinti veido ovalą. Jeigu jūsų tikslas yra stimuliuoti dermos, kolageno bei elastino sintezę, jeigu jūs norite gerinti epidermio veikimą, jeigu jūs norite padidinti odos resursus, įvedant tam tikrus aktyvius ingredientus parinktus specialisto, tokiu atveju reikėtų rinktis radio dažnio procedūrą, o specialistas jau turėtų pasirinkti, kokį būtent radio dažnį jis jums atliks susitikimo metu, ar monopoliarinį, ar bipoliarinį radio dažnį. Trakų estetikos centro specialistai dirba visapusiškai ir kompleksiškai, parenkant procedūrų kursą atsižvelgiant į paciento estetinę odos problemą. Dažniausiai nėra atliekami pilni kursai vien tik tai su viena parinkta metodika.
Specialistas stebi nuolatos, kaip kinta audiniai, kokį atsaką oda parodo į vieną arba į kitą atliktą procedūrą ir jau vertinant tinkamai pokytį yra parenkama tinkamiausia metodika pacientui. Kalbu apie tai, kad klinikos Trakų estetikos centro pacientai turi galimybę odą prižiūrėti ir pas kosmetologus, ir pas gydytojus, kurie tarpusavėje bendrauja ir išgauna pačius geriausius pacientams rezultatus.